Na, o dabar laidoje visus metus veikiantis Palangoje Lietuvos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras Pušynas, įsikūręs miesto šiaurės vakarinėje dalyje, nuostabiame gamtos prieglobstyje 100 metrų nuo jūros, kviečia apsilankyti pailsėti, sustiprinti sveikatą ar atsigauti po įvairių ligų. Sveikatos stiprinimas vyksta taip, kurie yra siunčiami iš ligoninių, per ligoninių kasas ir kurie nori už savo pinigus gali gydytis tiesiogiai pas mus. Mes į darbą žiūrime kaip į mūsų tiesioginę pareigą ir mūsų tiesioginės pareigos pats jau yra tikslas suteikti kuo kokybiškesnę, gydymo paslaugą žmonėms, kuriam planus jau ateinančiam metam. Šiemet jau kitą savaitę pradedam statyti vasaros kavinę, 120 vietų. Pradedam statyti jau naujus 3 kortus. Taip, kad mes kiekvienais metais po 1-2 objektus įvedam į vietą. Aš jau nekalbu apie tuos darbus kaip gydymo kabinetų įrengimas. Tačiau yra pastovus darbas. Kiekvienais metais, kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną. Vis atnaujinam, kažką perdirbam, einam į priekį, žiūrim, ko reikia, kokie ligonikai, kuo skundžiasi, ko pageidauja. Pagal jų pageidavimus mes ir darom visus darbus. Pas mus yra 180 vietų reabilitacinis ir poilsio centras Pušynas. Ligoniai patenka iš visų Lietuvos miestų, iš visų didžiausių ligonių, tame tarpe iš Vilniaus klinikinės ligonės, universitetinės ligonės, iš Klaipėdos universitetinių ligonių, iš Kauno universitetinių ligonių. Juos siunčia gydę ar operavę gydytojai, šeimos daktarai ambulatorinė reabilitacija. Turime visas 3 gydymo rūšis – ambulatorinė, stacionarinė reabilitacija ir palaikoma reabilitacija. Todėl ligoniai čia gali patekti ir iš poliklinikos ambulatorinė reabilitacija arba palaikoma reabilitacija, sergant lėtinėmis ligomis. Kuo traukia mūsų įstaiga, nes ir šiai dienai turime virš 100 pacientų. Pirmiausia, mūsų įstaigos kredo, mūsų įstaigos viso kolektyvo požiūris yra, kad žmogus būtų patenkintas nuo pat pirmųjų žingsnių patekę į ją. Atvažiuoja sunkus ligonis, išeina personalas specialus, pasitinka, atveda, nes kiti po operacijos nemoka daryti laipteliais arba jiems labai sunku. Visuomet žmogus turi dirbti ir pasitikti pacientą tik su šypsena. Turime per 50 įvairių procedūrų, nusipirkę įvairiausių technologijų. Pavyzdžiui, diabetikams žaizdų gydyme turime tokią kvantinę terapiją, kur vienas aparatėlis lygtai nedidukas kainuoja 12 000, bet ten yra spindulys sudarytas iš 4 spindulių – magneto, lazerio terapija, infraraudonųjų spindulių ir geltonosios šviesos. Reiškia, specialiai pirkome aparatą uždegimui ir žaizdoms gydyti. Vien tas, kad mūsų pacientai gali pusryčius valgyti švediško stalo principu, tai yra, jie gali pasirinkti, ką nori, kiek nori valgyti. Aišku, mes juos auklėjam, mokom, kad jie valgytų tik tiek, kiek reikia, tas, kas sveika, bet tai psichologiškai iš karto labai nuteikia. Kambariai visi dviviečiai, triviečiai, visur yra šaldytuvai, visur yra televizija, visur yra dušai, niekur nėra jokių vonių. Čia tokios komunalinės sąlygos. Turime savo elektrinę. Šildomės tada, kada šalta ir tada, kada reikia. Mūsų darbas yra ne tik gydomasis, bet turi būti ir profilaktinis. Tie žmonės, kurie dar neserga ir nenori susirgti, jie visuomet kviečiami ir laukiami mūsų reabilitacijos ir poilsio centre Pušynas, kuriame dirba specialistai, kardiologai, ginekologai, endokrinologai, fizinės medicinos reabilitacijos gydytojai. Yra sudaromos išeminės širdies ligos profilaktinės programos, svorio mažinimo programos, kaip sveikai gyventi. Tai tikrai prašau, mėlėjai žmonės, pasinaudoti mūsų paslaugomis, kad nereiktų susirgti ir gyventi sveikai ir gerai ir būti darbingiems ilgai. Kviečiame atvažiuoti į Pušyną.